Šiaip klausimas labai geras. Šitoje vietoje aš greičiau sakyčiau, kad problema yra tame, kad siurprizų dar bus. Čia panašiai kaip ir su neva buvusiu smurtu šeimoje, kur pareigūnai nustatė, kad nieko panašaus nebuvo, kad nebuvo smurtavimo. Tai šičia aš manau, tik tai proceso eigoje mes sužinosime iš tiesų tas tikrasias aplinkybės, kadangi tų tokių įvairiausių pareiškimų yra buvo ne vienas. Tai šitoje vietoje šioks toks siurprizas, bet nepasakyčiau, kad ypatingai nustebino proceso eigą. O jūs gal žinot, kokiu būdu tas susirašinėjimas buvo gautas, nes jis kaip ir turėtų būti, privatus? Žiūrint, bent jau pirminio susipažinimo metu, aš galiu pasakyti tiek, kad panašu, kad tai buvo iš Edmundo asmeninės, tai yra asmeninio prisijungimo prie socialinio tinklo tiesiog nukopijuota. Tai čia matyti ir vertinimo klausimas, kaip tai buvo gauta. Bet kitaip tariant, iš viešos erdvės vis dėlto? Ne, tai yra visiškai privataus susirašinėjimo. Tai yra prisijungti prie, aš kaip suprantu, prie socialinio tinklo, tai yra prie Facebook konkrečiai paskyros ir tiesiog nufotografuota. Kaip prisijungti, aš negaliu pasakyti. Aš abejoju, ar pats Edmundas būtų davęs prisijungimą. Jo labiau, kad faktiškai santuoka yra nutrukus daugiau kaip 3 metus. Tai čia tik tai galima spėlioti, kad tai vyko. Ar jau yra žinoma, dėl kokio turto yra kovojama? Vaikais, jų nelieskime, dėl kokio turto yra kovojama? Iš esmės tai yra 2 butai. Yra vienas Jūrmaloje, kitas Vilniuje Užupyje. Tai iš principo klausimas yra tik dėl to. Ir be abejonės skolas bankas. Bet tai skolas paveldės ir jie, ar ne? Taip. Iš esmės tai pagal procesą turėtų būti taip. Bet mums žinoma, kad Mundis lyg ir išlaiko ir vaikus ir padeda jiems, ar ne? Taip, tai mes irgi dar kol kas nesam pateiksime, kad iš tiesų ilgą laiką, netgi po to, kada santuoka faktiškai buvo iširus, Edmundas nuolatos teikdavo išlaikymą ne tik tai vaikam, bet netgi ir žmonai padėdavo. Tai yra tam, kad nenukentėtų vaikai. Pasakysiu, ko gero klausimas. Tokios bylos, jos paprastai trunka ilgai, ko gero, ar ne? Sunku prognozuoti, bet aš manau, kad tai gali užsitęsti. O dar sakykite, advokatė, ar pastaruoju metu buvo bandymų taikiai susitarti ir abipusių susitarimų nutraukti santuoką? Bandymų buvo tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, bet iš tiesų šalys nepriėjo prie kompromiso, kuris tenkintų abidvi pusės. O ko pritrūko? Pagrindinis klausimas, matyti, yra kaip ir daug kur pinigai. Yra turto pasidalėjimas. Šiuo atveju aš manau, kad dabar esant advokatams, tiesiogiai bendraujant, mes pabandysime surasti kompromisą ir išspręsti, kadangi iš tiesų, aš manau, niekas nesuinteresuotas bylinėtis ilgai. Tai kam, kurio pritruko pinigų, kuriai pusiai? Ar Mundis nenorėjo atiduoti daugiau pinigų, ar Violeta per daug užsirašė? Čia stiklinė pusiau pilna vandens ar pusiau tuščia vandens. Tai atsakymas toks ir būtų. Priklauso nuo to, kaip troškime, ar ne? Kaip pasižiūrėsi. Ačiū. Gerai.